norit turėti mažiau raukšlėtus vokus ir neištampytą odą, tai jūs jų nelieskit. Jeigu tai yra tik riebalinių išvaržų problema, tai mes jas galim pašalinti per vokų vidų. Darosi pjuvelis iš vokų vidaus, už tai išoriai nėra jokio rando, kadangi nešalinama oda, tai nėra rizikos vokų išvirtimui, akies formos pokyčiam, akies apvalėjimui ir taip toliau. Standartinis odos testas gali pasidaryti žmonės namuose. Sugnypkite odą apatinių vokų ir pažiūrėkite, ar jinai savaime išsilygino. Jeigu jinai išsilygino savaime, tai jos pjauti nereikia. Bet būna taip, kad jinai tokia kaip tešla, tokia lieka ir jų reikia pamirksėti, pajudėti, kad jinai išsilygintų. Ir daug tų pacientų ant ribos yra. Maliarinis tas fetpadas, jis yra trikampis išoriai. Jisai dažniausiai tokios trikampio formos. Jo, ir po juo tokia matosi netgi tokia linija praeinanti. Žiūrėdama įvairias nuotraukas plastinių operacijų prieš ir po, pastebėjau, kad neįtikėtinas būna efektas po apatinių vokų plastikos. Kai nelieka tų paburkimų ir maišelių pakritusių, aš sakyčiau, kad -20 metų šiaip dažniausiai žmonėm nukrenta. Nuo ko tie paburkimai atsiranda? Ar čia yra vėl genetika, ar tai visgi yra tik amžiaus problema, o gal net pagalvo ir gyvenimo būdo? Viskas dedasi, viskas kartu yra ir genetika, tas labai svarbu, nes tai apatinių vokų oda yra pati ploniausia kartu su viršutiniu mūsų kūne ir jinai labai lengvai raukšlėjasi. Ir jeigu, tarkim, yra plona oda ir labai stiprus raumuo orbikuliarinis, kuris merkia akį, tai toks gaunasi blogas derinys yra. Labai lengvai besiraukšlėjanti oda ir labai stiprus raumuo, kuris ją suraukšlė. Ir mes turim tada tokį visai, kas suglamžytos odos vaizdą. Gyvenimo būdas jis kažkiek gali įtakot, skysčių vartojimas, tada saulėje buvimas ir kas atrodo labai toks paprastas dalykas, bet jis iš tikrųjų labai įtakoja, tai yra vokų apskritai lietimas. Tai daugam atrodo taip, pala, tai kaip čia jų neliest, taip, nori turėti mažiau raukšlėtus vokus ir neištampytą odą, tai jūs jų nelieskit. Tada... Tai realiai geriau jų nemaskuot makiažo priemonėm. Kiek įmanoma mažiau tampyti, judinti, trinti ir visaip kitaip. Tai kažkada turėjau 2 pacientės atėjusias. 2 sesės, homozikotinės dvynės, tai reiškia, kai būna visiškai vienodi žmonės, tai prasme, 1:1. Ir viena sesė konsultuojasi dėl vokų, apatinių, viršutinių, ir jie tikrai tokie pavargę, tokie susiraukšlėję, ir aš atsimenu, aš dar toks biškiai jaunesnis buvo, ir aš taip žiūriu į sesę, ir visiškai nieko ten nėra. Ir man taip galvoju, tokius mintis, tai kaip taip gali būti, jos, ta prasme, visiškai vienodos, absoliučiai. Ir aš taip berašydamas popierius, aš taip jos kažkaip sėdė ir taip klausiu, sakau, tai gal labai trynėt akis ir taip tokio. Ir jinai taip sako, taip. Sako, mane atveždavo su sesė į darželį, sesė nubėgdavo pas vaikus, sako, aš verkdavau, sako, kad mane paliko, sako, sėdėdavau ir trindavau akis, sako, aš kaip betrinant akis, sako, aš taip, sako, nusiramindavau. Ir sako, aš taip, sako, ir dabar taip trinu, sako, kažkaip toks įprotis yra ir gaila, sakau, nepadariau nuotraukos, jas reikėjo abi pastatyti, yra akivaizdus pavyzdys to trinimo nuolatinio ir nelietimo. Tai net ir tai įtakoja. O kas yra tie paburkę pakiai? Kas viduje? Kodėl taip atsitinka? Kas čia susidaro? Nes jaugi nebūna jau taip prastai iš karto jauniems žmonėms. Daliai būna net jau vaikystėje matosi. Tas paburkimas dėl to, kad tai priklauso nuo riebalinių išvaržų, kurios yra apatiniuose vokuose. Ir priklauso ir nuo maliarinių tų fetpedų. Tas maliarinis fetpedas, jis yra kitas dalykas, jis yra ne paaky, bet jis yra tas trikampis išoriai. Ir abi šitos struktūros jos yra riebalinės. Ir riebalas jisai turi polinkį gerti skystį. Jisai įgeria į save. Ir jeigu iš vakaro daugiau skysčių, daugiau sūraus maisto, po miego paprastai, nes naktį inkstai neveikia, nes yra spaudimas mažesnis, tai tas skystis organizme jisai užsilaiko ir jisai eina į audinius. Jisai, žodžiu, gula į visus audinius ir riebalas kaip kempinį jį susigeria.
Tai ryte atsikėlus tie paakiai, jie taip ir atrodo, kaip prisigėrę skysčio. Tai vat pas vienus, kadangi to riebalo yra daugiau, tai daugiau prigeria, pas kitus yra mažiau, tai mažiau prigeria. Ar apatinių vokų plastika yra tik šitų maišelių sutvarkymas, ar ir odos perteklinės nuėmimas, tos nusmukusios? Apatiniai vokai apskritai yra, kaip minėjot, yra labai keičiantis. Ta operacija labai atjaunina žmogų ir tikrai labai daug metų nuima ir labai daug duoda, bet jinai iš kitos pusės jinai yra gerokai sudėtingesnė negu virštiniai vokai ir su apatiniais reikia labai, yra daug niuansų. Kai su virštinės mes kalbėjom, oda, išvaržėlės, kad tas pjūvis būtų gražus, taisyklingas, kad žmogus užsimertų, kaip ir viskas ok, bet su apatiniais yra daug daugiau. Tai klasikinės 3 problemos apatinių vokų tai yra 3. Pirma, tai yra odos perteklius. Tai kaip kalbėjom, tas jos trinimas, tampimas bereikalingas amžius, aišku, ją ištampo ilgai buvusios riebalinės išvaržos, dėl to, kad tos riebalinės išvaržos, kaip minėjau, jos prisigeria skysčio, tas skystis dienos bėgyje jisai nueina, sumažė, tada vėl prisigeria. Ir tai yra, kaip aš kartais sakau, kaip neštumai kiekvieną dieną. Pirmyn atgal ir kitų neštumų per metus būna ten 350, 60. Tai akivaizdu, kad per metus ištampo tą odą ir nuglemba tiesiog. Tai pirma problema yra oda. Kaip ją spręst? Ją spręsti jau tada tenka su pjūviu, darant tą klasikinę vokų operaciją, darosi pjūvis palei blakstienas ir tiesiog pasišalina dalis odos ir mes dažniausiai tą kombinuojam su raumens patempimu. Dėl to, kad nemažai chirurgų daro vis tik odos patempimą. Bet tai duoda, mano nuomonė, truputį mažiau ilgalaikius rezultatus, nes vis tik tai visas kontūras vokui labai priklauso nuo raumens tonuso. Tai mes visą laiką šalinam ir odą, ir juostelę raumens, ir mes tą raumenį tada pasitempiam, kabinam ties akies kampu, kad mes turėtume maksimaliai gerą kontūrą. Ir tas dalykas yra kartu saugesnis dalykas, nes mažina vokų išvirtimo riziką. Kas irgi yra labai svarbu, gal čia pakalbėsim toliau dar. Dabar antra problema tai yra tos riebalinės išvaržos. Tai šitą dalyką mes galėtumėm spręsti ir paprastesniu būdu, ir mes tą tikrai daug darom. Jeigu tai yra tik riebalinių išvaržų problema, tai mes jas galim pašalinti per voko vidų. Darosi pjūvelis iš voko vidaus, už tai išoriai nėra jokio rando, kadangi nešalinama oda, tai nėra rizikos voko išvirtimui, akies formos pokyčiam, akies apvalėjimui ir taip toliau. Tai tos riebalinės išvaržos apatiniuose vokuose yra 3. Yra prienosinė, centrinė ir lateralinė. Tai priklausomai nuo to, kiek jos savyje turi to riebalinio ir jų tas balansas būna skirtingas. Būna viena didesnė, dominuojanti, būna kita. Tai mes kiekvieną iš jų ir tvarkome. Tai čia antra bėda. Ir trečia bėda, tai yra tuštuma arba audinių deficitas po išvaržom, nes kaip mes įsivaizduojam, būna tas maišelis, o po juo būna ratilas, būna tuštuma tokia. Tai kai aš pradėjau mokytis, apie tą beveik niekas nekalbėdavo. Tai dažniausiai būdavo tik oda ir išvaržos. Bet važinėjant po kongresus, po kitas klinikas, po truputėlį pradėjau matyti, kad iš tikrųjų pradedama su tuo dirbti ir mes gal nuo 2018 metų kombinuojam apatinio vokų operaciją su riebalų persodinimu, kas kažkaip taip nebuvo labai priimta pasaulyje. Bet dabar buvau Singapūre kongrese, tai yra norma, visiška norma. Ta daro jau dabar, taip ir rodoma, kad taip reikėtų daryti. Tai tą tuštumą nėra būdo užpildyti, kitokio kaip tik tai persodinant riebalus. Seniau būdavo bandoma daryti tą šiek tiek kitaip. Būdavo bandoma tas riebalinės išvaržas, jas išpurenti ir įkišti į tą tuštumą. Žodžiu, išnaudoti Panaudoti tą patį. Panaudoti tą patį. Tai
mintis gera yra, bet problema yra ta, kad riebalą labai sunku užtikrinti jo poziciją, nes jį reikia prisiūti. Įsivaizduokit, kaip tektų susiūti, pavyzdžiui, tokį atitirpusį sviestą. Jis tą labai sunku padaryti ir užtenka žmogui, tarkim, po operacijos nusičiaudėti ir gali siūliukas plyšti ir tas riebalas vėl grįžta atgal ir aš tokių esu matęs. Nes tas operacijas vis dar Švedijoje daro, kars nuo karto, iš vyresnės kartos gydytojų. Tai aš esu matęs, kaip vienoj pusėje tikrai gražiai įsisprendėtas, o kitoj pusėje tuščia ir guzas. Ir aš kažkaip sakau, turbūt darė to operacijų, sakė taip. Tai šiuolaikinis tas požiūris į apatinių vokų operaciją klasikinę, tai jeigu tai yra klasikinė operacija, tai yra pjūvis, odos raumens korekcija išvaržų, 3 kompartmentų ir riebalų persodinimas pagal poreikį į tą tuštumą. Arba jeigu to odos pertekliaus nėra, arba jis yra pakankamai nedidelis, kuris tikėtina, kad galėtų susitraukti, mes darome tada be pjūvio. Darome tik tai pašalinam tas riebalinės išvaržas ir persodinam riebalus. Iš vidaus pašalinam. Iš vidaus, nėra rando, nėra, kaip minėjau, tų rizikų. Taip. Čia tik tai tiek, kad svarbu, mes visai kaip pacientai pasakom, kad mes nesam orakulai, nežinom, kaip ta oda susitrauks. Nėra kaip tą pamatuot. Gal ateityje dirbtinis intelektas kažkokį ten turės ten testą, ten nežinau. Bet dabar to nėra. Ir mes tik tai tokia turim nuojautą, kad jinai gali susitraukti, arba matom, kad jinai jau tikrai nesusitrauks. Tai mes visai, ką sakom, kaip pacientai yra ant tokios ribos, kur odos lygtai yra, bet tai mes sakom, kad jūs galite tiesiog įsivaizduoti, kad jūs darote 2 etapus šitos operacijos. Jūs pirmame etape su mažesnė rizika susitvarkote išvaržas ir persodinam riebalus ir tada 6 mėnesius palaukiam, pasižiūrim, kaip ta oda jinai reaguoja, ar jinai traukiasi, ar jinai priimtina ar ne. Ir jeigu ne, tai tada galima grįžti prie tos odos vėliau. Ir procentaliai grįžta tikrai labai mažai. Labai mažai. Netgi kai oda, yra standartinis odos testas, gali pasidaryti žmonės namuose, sugnypkite odą apatinių vokų ir pažiūrėkite, ar jinai savaime išsilygino. Jeigu jinai išsilygino savaime, tai jos pjauti nereikia. Bet būna taip, kad jinai tokia kaip tašla, tokia lieka ir jau reikia pamirksėti, pajudėti, kad jinai išsilygintų. Ir daug tų pacientų ant ribos yra, kur lyg tai jinai nenori lygintis, bet mes vis tik tai darom tas mažesnės apimties operacijas ir naudojame eksilį kartu prieš operacijas, kad ta oda apstangrintas, tas tikrai padeda. Taip, su ultragarsu. Tai tokiu būdu mūsų, žodžiu, su apatiniais vokais tikslas yra, jeigu tik įmanoma, nepjauti odos. Ir tas yra pasaulyje visur. Viena iš priežasčių, kodėl mes eksilį nusipirkom jau dabar prieš daug metų, tai ir buvo ta, kad aš matydavau, kad Amerikoje labai daug išvengia to pjūvio operacijų, bet jie tada turi tą radio dažnį, jie turi frakcinį lazerį, jie turi visus tuos dalykus ir jie naudoja apatinių vokų odai, o mes tų technologijų būdavo pas mus nedaug sąlyginai. Tai buvo priežastis, kodėl atsirado eksilis čionais ir mes su juo tikrai gerus rezultatus turim. Taip, užpildymas pakių riebalais, tai nusiurbėt nuo kažkokių kūno vietų? Taip. Dažniausiai nuo kur? Klausiam pacientų, kur tie riebalai yra, kuriuos jie sunkiai numeta. Tai dažniausiai tai yra kojų, šlaunų, kelių, pilvo. Tas labai labai svarbu, nes būtent taip tie riebalai elgsis ir pakiuose. Jeigu jie yra lengvai numetami, tai juos labai lengvai numes. Ir tas rezultatas čia daug tų mitų apie tuos riebalų persodinimus, kiekvieną kartą girdim, kad jie išsivaikšto, kad ten vėl kažkas, bet esmė ta, kad prigyję riebalai nebeišsivaikšto. Tik tai jie vis tiek turi polinkį, metant svorį, jų mažėja. Tai vieni labiau į tai reaguoja, kiti mažiau. Tai mums reikia tų, kurie reaguoja mažiau. Tai mes turėsim stabilesnį rezultatą. Bet turbūt suleidus riebalus į pakius, tai taip stipriai patinė turbūt vaikšto pacientai, kurį laiką aš taip įsivaizduoju, ne? Taip. Tinimai yra labai dažnas dalykas ir su šitom operacijom tai mes stengiamės ir prieš operaciją žmonės perspėti. Tai yra operacija numeris 1, po kurios
mes gaunam laiškus su nuotraukom iš liftų, iš visokių ten šešėlių, ten kažkur, nes tai yra labai matoma zona, jinai sujudinta, jinai tikrai tinsta ir gali tinti ilgai labai. Ir jeigu žmonės tam nepasiruošia, tai tada reikia tos operacijos ir nedaryti. Čia labai viskas paprasta. Ir čia nėra taip, kad čia būna dažnai pacientų, čia labai kažkoks ten blogas, ten chirurgas kažką ten, pas mus irgi ateina, skundžiasi, kad ten kažkur ten. Bet tai yra labai sudėtinga zona apskritai. Ir aš visai, kas sakau pacientam, kad su apatiniais vokais svarbiausias saikas yra niekad neperlenkinėt lazdos, nepersistengti ir niekad nedaryt per daug. Nes tas per daug jisai nuveda į dar didesnės problemas, negu su kuriuom atėjo tie pacientai. Ir jas sunku spręsti iš tikrųjų. Ir jeigu taip žiūrėti į tą visą sudėtingumo operacijos, tai tarkim paimkim tą lengvesnę operaciją, kur mes tiesiog pašalinam išvaržas be pjūvio išorėje, per voko vidų ir suleidžiam riebalus. Tai aš pasakoju pacientams, sakau, įsivaizduokit, kad tai yra 3 tokių kintamųjų lygtis, kur 3 kintamieji, bent vienas, kuris yra blogai, sugadina viską. Ir mes, sakau, jūs matom dabar sėdint, matom tas išvaržas, matom tą tuštumą, bet kai jūs atsigulat, yra visai kitas vaizdas. Gulint viskas keičiasi. Tai dabar pirmas nežinomasis. O kiek išimtų riebalų? Jeigu pasakytų pacientai, išimkit man 1,2 gramo, tai mes taip ir išimtumėm, bet jie nežino. Ir nieks nežino. Tai va, dabar, o kiek persodinti riebalų? Irgi nieks nežino. O tada trečias dalykas, o kiek jų prigis? Irgi nieks nežino. Tai gaunasi, yra 3 tokie nežinomi ir tada gaunasi iš tų 3, kad jie supultų į tokią didžiulę sėkmę yra sunku, techniškai, dėl to, kad tu nei vieno negali labai tiksliai kontroliuoti. Tu gali suleisti tiksliai, gali išimti tiksliai, bet tu nežinai, o kiek to reikia. O gal reikėjo šiek tiek daugiau, gal mažiau. Bet čia esminis dalykas yra su tais, kiek išimti riebalų. Tai visai, ką stengtis neperlenkti lazdos. Išimti tiek, kiek galima, kiek reikia, bet nepabandyti padaryti daugiau, nes turėsim duobę. Lygiai taip pat su riebalais persodinimais. Kartais tokia pagunda lyg ir būtų, kad suleis daugiau, nes, žinom, kad jų prigis dalis, bet kartais prigyja viskas, ką persodinam. Aš esu matęs 2 pacientas Kaune operuotas, kur liko tikrai tokios kaip 2 dešros, abiejose pakiuose tiesiog puikiai prigijo riebalai. Viską, ką suleido ir tikėtina, kad suleido taip gera valia truputį daugiau. Kas nėra čia kažkaip blogai, bet tas matyt ir viską pagadino. Ką tada daryti? Šalint? Siurbiam paakius. Čia viena iš siaubingiausių tokių operacijų, kokių esam darę, tai paakių siurbimas. Su labai plona kaniulė, toks labai labai delikatus, bet tai yra tokia, tai va taip. Ir arba perteklių tada reikia išiminėti jau per pjūvį arba per vidinį voko pjūvį. Buvo pacientai, kurie per vidinį voko pjūvį tiesiog neįmanoma išimti techniškai, dėl to, kad jie yra sukietėję, prie jų prieiti neįmanoma, tada jau reikia daryti pilną voko operaciją. Ir tenka daryti tokiai pacientai, kuriai tos odos kaip ir nėra pertekliaus. Ir tada toks gaunasi, tai pakiai yra labai labai sudėtinga zona ir pacientam ateinant juos operuotis reikia tikrai labai pergalvoti, ar jie pasiruošę. Čia nėra tas lengvasis pasivaikščiojimas, nors mes tikrai matom, kiek tai atneša džiaugsmo daug, bet labai nemažai ateina ir taip labai lengvabūdiškai tai žiūrinčių, kad ateinu paslaugai, čia maždaug man čia tai taip nėra. Sakėt, kad tik riebalais galima užpildyti paakius, o užpildais kaip hialurono? Taip, mes tą ir darom dabar, anksčiau labai dažnai darydavom, bet ilgainiui kas atsitinka, nors tie rezultatai jie kaip ir geri, tą darant teisingai, tik jokiais būdais negalima su kaniulė leisti paakius, čia mano nuomonė. Dėl to, kad kaniulė nuslysta per daug paviršių ir tas hialuronas jis turėtų labai giliai būti ant kaulo, net praduriant antkaulį, jeigu įmanoma.
Bet ilgainiui tas hialuronas, jisai vis tiek, kadangi raumuo susitraukia, jis jį išstumia į paviršių. Ir tas hialuronas jis išeina tokiam kaip žalsvom puslėm, tokiam pukšlėm. Ir toks yra net vadinamas tindelio efektas, kai būdamas skaidrus dalykas, jisai būdamas po odą, jisai įgauna žalsvą, melsvą atspalvį. Tai tada tenka tirpinti, toks susiveda, toks probleminis dalykas. Tai šiais laikais mes daug daugiau vis tik persinam riebalų į paakius, kad tas presnės. Nes su riebalais, nors mes, tarkim, nežinom, kiek jų prigis, bet tas žingsnis jisai būna vis tiek, ten ar 80%, ar ten 60% nuo to 100%, jisai vis tiek būna apčiuopiamas. Ir jeigu ką, tai geriau pacientai grįžta pakartotinam persodinimui. Tikrai labai mažai jų yra, bet metus ten gal vienas koks būna, ar ten du, bet taip yra geriau negu leisti hialuroną. Jo labiau hialuronas jis tinka labai ribotam skaičių pacientų, tinka tik tai tada, kai nėra išvaržų. Jeigu yra išvaržas, tai tu jų nepaslėpsi. Ir aišku, kitas dalykas, kad šitos injekcijos į paakius, jos yra labai rizikingos. Yra ir atvejų pasaulyje iki apakimų, nes galima pataikyti į kraujagyslę ar ją užspausti, nors daroma, plastikos chirurgai tą tikrai žino. Įduriant į tą zoną, kur reikia leisti, yra atitraukiamas stūmoklis ir 3 sekundės laukiam, ar pateks kraujo ar ne. Jeigu nepateks, tai mes nesam kraujagyslėje, tada yra saugiau leisti. Reikia leisti ant kaulo į gilumą, tada ten nėra kraujagyslių. Yra tie dalykai, mes savo specialybėje tą tikrai žinom, bet akivaizdu, kad dabar, kai leidžia nelegaliai tikrai daug kas ir tų dalykų nežino, tai čia yra labai labai pavojinga zona. Prašnekam apie rizikas, šnekėjom apie komplikacijas, pradžio truputį užsiminėte apie išversto voko problemą. Kas čia per dalykas, kas čia taip? Labai paprastas dalykas, kai yra pašalinama per daug odos apatinio voko ir tas tempimas vokų, jisai išverčia voką į išorę. Ir dabar, kad pacientams suprast, tai vėlgi, niekas nėra užrašęs, o kiek tos odos reikia nuimti. Mums būtų labai gal fainiau dirbti, jeigu pacientai ateitų ir pas juos būtų ten techniniam apraše parašyti, kad 3 mm reikia nuimti. Mes ir nuimtajam 3 mm, bet nieks nežino. Ir taip gaunasi, kad yra balansas tarp rezultato. Pacientai dažnai turi daug to pertekliaus ir jie sako, daktarė, negailėkit, nuimkit. Bet kai jiem pasakai, kad bet to, jeigu išvirs vokas, tai kaip jums tai bus, o tai ne, tada negerai. Tai va čia ir gulint, vėl tą labai sunku kontroliuoti, dėl to, kad keičiasi visi vektoriai jėgos, keičiasi skruosto įtaka ir tą sunku matyti. Aš turėjau pacientą iš Kipro, tokio vyresnio amžiaus, kaip vyresnio, gal ir ne, jis atrodė kaip vyresnio amžiaus, nes tikrai tie vokai tokie graikiški, tokie sunkus vokai. Tai atvažiavo čia į Lietuvą operuotis ir aš atsimenu, mes po savaitės išėmėm siūlus ir jis taip prie veidrodžio ateina, pasižiūrė. Ir jis taip nuoširdžiai sako, o gal dar reikia daugiau nuimti vokų. Ir aš taip sakau, dabar žiūrėkit, jūs išsižiokit ir pažiūrėkit save. Ir jis taip išsižioja ir jam taip klinkti ir pradėjo atvėpti tie vokai abu. Jis taip išsigando, sako, tai taip ir bus, aš kai išsižiosiu, sako, man tie vokai taip, sakau, turėtų taip nebūti. Nes ta žodis turėtų visus po operacijos labai taip veikia, nes atrodo, taip norisi žinot. Bet dėl tinimo, paskui audinys viskas gerai tenais, ten labai jam tikrai sėkmingas, gražus rezultatas, bet mes patys ant tos ribos vaikščio tokių bedugnes, nesąmonė yra, tai taip negalima ir taip nereikia. Tai mes visai ką perspėjom, kad tikrai bus geriau, bet nerizikuosim ir siūlom neiti tą riziką. Dažnai žmonės maišo paburkimus po akių su maliariniais maišeliais. Taigi nėra tas pats, nes yra skirtingose vietose. Ar maliariniai maišeliai irgi yra operuojama, ar yra kitas būdas jiems panaikinti? Ir parodykite į kameras, kur tie maliariniai maišeliai yra. Čia dažnai painiamas dalykas. Maliarinis tas fetpadas, jis yra trikampis išoriai. Jisai dažniausiai tokios trikampio formos. Ir po juo tokia matosi netgi tokia linija praeinanti.
Tai taip, žiūrint šiuolaikiškai į apatinių vokų tą visą chirurgiją, tai tie maliariniai fetpedai jau irgi yra kaip ketvirtas tas faktorius, toksai ketvirta zona. Anksčiau jo irgi niekas apie juos nekalbėdavo, tai būdavo nesprendžiamas dalykas, nes chirurgiškai tai nėra praktiškai niekaip operuojama. Juos išpjauti yra kaip ir, randą ten daryti, nieks taip nedaro. Tai yra vienintelis toksai normalus būdas juos įveikti, tai yra toksai toks prideginimas, kaip vadinamas. Tai mes irgi esam darę ir kartais darom, kai yra tie maliariniai fetpedai, jie tiesiog žvilga, jie tokie dideli, kad jie net blizga būna apie žmonės. Tai kaip gumbeliai? Jo, jie tokie kaip išsipūtę. Tai ką mes darom, mes per apatinio voko pjūvį prieinam su tokiu specialiu zondu ir pakaitinam juos iš vidaus. Bet tas pakaitinimas jis yra siaubingai netikslus. Dėl to, kad nieks nežino, kiek reikia paspausti tą mygtuką, kiek palaikyti tokį, maždaug su pirštu pajauti, ar ten šilta, ar ten šalta. Tai suvokiat, ant kiek tai yra. Tai tą darom tada, kai jau tas perteklius yra super didelis, kai ten nebėra ką daryti. Bet yra kitų būdų, nechirurginių, ir tai yra steroidų injekcijos. Mes jų labai daug turim ir žmonėm tas tikrai labai padeda. Tai principas, koksai yra leidžiami kortikosteroidai į šitas vietas ir jie sumažina uždegimą, sumažina tinimą ir jie kortikosteroidai didesniam dozėm tokį turi kaip šalutinį poveikį tirpinti riebalą. Tai jie šiek tiek ir patirpina, nors aš skaičiausi literatūroje, apie tai mažai kalbama, bet mes visi esame matę, kai sėdmenyse, tarkim, būna tokie nuo senų laikų įdubimai. Ir jeigu paklausė, sako, man čia leido kažkokius priešuždegiminius vaistus, tai dažniausiai būdavo nepataikoma iki raumens ir suleisdama į riebalinį sluoksnį ir jie ištirpindavo tokią skylę, palikdavo. Tai čia yra tas pats dalykas, tai įsivaizduokit, tokį reikalą leisti paakius. Tai yra daug rizikų. Ir esu matęs pacientę, kur bandė suleisti daktarė tą dalyką ir vienoje pusėje liko tokia tikrai nemažas įdubimas, o kitoje pusėje visai nesuveikė. Ir taip aš nežinau nei kas, nei kaip čia vyko, bet aš taip beklausinėjant pagal spalvą tos injekcijos, ką leido. Supratau, kad čia buvo būtent tai ir paskui besikalbant pasirodo, štai daktariai prieš kažkiek metų esu pasakojęs, kaip tą daroma ir ten tiesiog buvo vienas dalykas tiesiog pamirštas, kad tą jį reikia nuolatos maišyti. Jo nemaišant, jisai nusėda ir tampa švirkšto vienoje pusėje labai koncentratas didelis, kitoje pusėje jo nėra. Tai tokia labai specifinė tema, mes daug leidžiam, tą dalyką aš kažkaip pats priejau prie tos minties, bet paskui pasirodo, jokio aš čia netradau, neišradau dviračio, kad tas daroma pasaulyje. O kiek reikia tų injekcijų? Ar užteks vieno karto ir aš jau nebeturiu maliarinių maišelių? Pirmos 1, 2, 3 injekcijos, tai yra pirma, antra injekcija, tai praktiškai yra tam, kad sustabdyti tinimus. Tai kas įvyksta, nustoja tinti rytais, nes tos vietos dar jos turi ir tuos tinimus iš ryto. Tai pacientai tą pastebi pirmą šitos dalykus, o sekančios jau ten 3, 4, 5 yra tam, kad sumažinti tūrį. Ir daugiausia esam leidę 14 vienai pacientai. 14 injekcijų? Jo, tai aš manau, kad ten prasme turėjo pirmos 10, jau tos likusios 4 tai būdavo. Pacientė tikrai matydavo tą efektą ir jinai tiesiog prašydavo, sako, aš atvažiavau iš toli, sakė, negi jums gaila, sako, suleiskit. Tai jinai net ir po tos 14, sako, ir man vis tiek dar geriau buvo. Tai Bet tai čia iš esmės sunaikina ilgainiui, ar čia reikia visą gyvenimą ir kartoti tos steroidų injekcijas, nes išbujoja vėl? Jos pasiekė rezultatą, kaip ir visam laikui. Mes esam gal turėję ten kelias pacientės, kurios atvyko po maždaug poros metų ir mes leidom dar vieną kartą. Bet aš manau, kad čia gal įtakoja svorio pokyčiai, hormonai ir taip toliau. Iš esmės tai visam laikui tas pasiekiamas rezultatas, bet žinant tas rizikas visas, duobių atsiradimus, visokių neligumų, tai tikrai
Mes visai kas skatinam, kad labai švelniai tą daryti, labai lėtai, bet, aišku, norisi matyti efektą kiekvieną kartą. Tai mes tą jau tą metodiką atsimušę esam. Tai. O jeigu aš turiu visą puokštę problemų apatiniuose vokuose, ir maliariniai maišeliai čia, ir išvaržos riebalinės, ir perteklinė oda, ar aš visą tai galiu padaryti vienos operacijos metu? Taip, seniau taip ir būdavo daroma, dėl to, kad gal tų galimybių būdavo mažiau. Dabar mes, ypač jeigu yra tie maliariniai fetpedai, tai mes žinom, kad po operacijos, jeigu jie yra nekoreguojami, jie labai tins ilgai. Ir tas tinimas ne tik bus pakiuose, bet ir bus tame trikampyje. Tai mes dabar pacientus šiek tiek jau ruošiam prieš operacijas, tai sakom, kad jums būtų gerai laukiant operacijos, tarkim, 3 mėnesius užsirašo, tarkim, operacijai į priekį ir per tuos kelis mėnesius pasidaryti, bent 2, bent 3 injekcijas steroidų, nes tos injekcijos vyksta kas mėnesį. Tai tuo būdu mes turėsim, ne tik turėsim išspręstą tą problemą, bet ir po operacijos jinai nebetins tiek ilgai, kaip galėtų tint. Ir tarpuose, suleidus steroidus po 2 savaičių, pacientai eina darosi eksilio procedūras po akių zonos, tai tas ypač reikalinga tada, jeigu mes planuojam tą vokų operaciją be odos šalinimo. Jeigu mes planuojame tą daryti per pjūvį iš voko vidaus, persodinti riebus, tvarkyti išvaržas, ir tas odos komponentas, jis toksai, jinai nėra tokia bloga, kad ją reikėtų pjauti, bet jinai nėra ir tokia gera, kokios norėtųsi. Tai mes tie paruošiamieji darbai nuvyks apie 2-3 mėnesius ir mes pasiruošiam odą, susitvarkom tas maliarinės maišus ir tada mes tą rezultatą, tą efektą turim gerokai geresnį.